Listen always to my commands and protect yourself at all times. Any questions? No questions? One question. Are you scared? Kova be abejo pagal kickbokso taisyklės 3 raundai po 3 minutės. Ar prireiks viso laiko? Čia irgi dar be abejo klausimas. Skrieja ir žiebtuvėlis dabar į ringą ką tik praskriejo. Kovų pradžios dažnai Dominikui Dirkščiui, bent jau prieš tos aukščiausio lygio varžovus, nebūdavo lengvas. Ypatingai kalbu apie kovas prieš Mindaugą Narauską, kurias jis pralaimėjo. Čia vėlgi panašaus profilio varžovas, žemesnis už jį, tačiau turintis labai stiprius smūgius. Ir Krilavičius metasi į priekį, spaudžia Dirkštį prie durnių. Tokio galima buvo tikėtis. Pirmas sprogimas iš Krilavičiaus. Krilavičius jau pademonstravo, kokią jėgą turi savo rankose. Dirkštys be abejo bandys pristaikyti prie jo iš distancijos. Dominikas Dirkštys geba puikiai dirbti. Ir įtampa nuo pirmųjų kovos sekundžių juntama ringe. Vėl į tą priekinę koją labai puikiai pataiko Raimundas. Svarbu neprasimesti, aišku, tokiose situacijose Krilavičiui, nes tik to tik ir laukia. Dominikas Dirkštys, kad galėtų kontratakuoti. Kelių pataikė Dominikas Dirkštys Krilavičiui korpusą. Tai apie ką tu kalbėjai, Mantai. Matome kol kas labai daug susirėmimų, labai daug klinčo iš Raimundo sumažinant atstumą. Labai kibus turėtų būti Krilavičius dabar. Ir saugotis ilgų rankų, bei ilgų kojų. Iš distancijos Dominikas beprotiškai pavojingas. Prasimeta Krilavičius. Taip, nepavyko Dominikui užpulti varžovo po jo prasimetimo. Krilavičius žaidė tos psichologinius žaidimus prieš kovą, sakydamas, kad na, jeigu manęs nenokautuosi, tai bus pergalė man. Bent jau Krilavičius galės paskirti, kad yra parklubdęs Dominiką Dirkštį. Pataiko 10 Krilavičius. Kokie laukiniai smūgiai, wow. Labai drąsiai eina, sakyčiau, Dominikas Dirkštys, taip galima užšokti ant smūgio tikrai. Krilavičius laukia Dominiko artimesnėje distancijoje ir štai tokį, jeigu užtaikytų, būtų rimta. Dar ir pasikalba klinčia kovotojai. Ir čia Dominikui Dirkščiui skrieja patarimai iš trenerio nesimušt. Nesivelti tas muštynės. Tikriausiai Krilavičius to ir nori. Išbalansuoti visiškai ir laukti savo šansų ten pataikant. Ir tose apsikeitimuose matosi Krilavičiaus patirtis su mažesnėm MMA pirštinėm, kur tu negali tiesiog blokuoti galvos ir tu išjudi tuos smūgius. Tai jis labai puikiai daro kol kas apsikeitimuose. Kažkokias korekcijas išsakė ir Andrius Šipaila. Krilavičius išklausė, ką sakė treneris. Pamatysime galbūt greičiausiai visiškai netrukus. Ir kas akivaizdu, kad psichologiškai Krilavičiaus tikrai nėra paveikęs Dominikas Dirkštys. Ką mes matėme kovoje su Edvinu Šalkovskiu. Krilavičius kol kas atrodo pirmajame raunde labai gerai. Pavojinga yra Dominiko Dirkščio kairė ranka. Matėme, ką jisai ją nuveikė su Edvinu Šalkovskiu. Labai pavojingi yra smūgiai į korpusą, kurios taip pat mėgsta Dirkštys. Čia po smūgio iš apsisukimo atakuoja Dominikas. Štai ir vėl. Krilavičius lenda ir iš karto į klinčą vėl spaudžia šiek tiek ten. Greičiausiai ir panaudoja jėgą, paminka šiek tiek priešininką, kad prarastų kvapą, numuštų tą kvėpavimą. Nepatogus, labai nepatogus atrodo Krilavičius bent jau pirmajame raunde. Kol kas ieško stiliaus Dominikas Dirkštys. Tai kas kova kur kas lygesnė, nei mes galėjom tikėtis. Ir reikia pripažinti, kad Raimundas Krilavičius kol kas su kaupu pateisino lūkesčius. Čia Pogongo, Dominikas Dirkštys. Žaidžia su publika Dominikas. Bet žaisti publika yra viena. Žaisti Krilavičiumi kol kas nėra taip lengva. Pats baisiausias dalykas, kuris dabar atrodo, tai kas yra tikras narkotikas Dominikui Dirkščiui, kad jisai dabar smaginasi ir jaučia malonumą nuo to. Ir nuo praleistų smūgių, ir tai, ką pavyksta padaryti, ir nuo žiūrovų reakcijos. Ir dabar, kuo toliau klimpsis su Dirkščiu į šį žaidimą, to jis geriau jausis. Tačiau Krilavičius vis dar turi šansą pataikyti tą vieną smūgį, apie kurį mes kalbėjom greičiausiai ir podcast'e, ir šį čia kalbėjome tiesioginėje transliacijoje. Tiesa, mes buvome ir jau per transliaciją pasakė, kad sunkiai įsivaizduojame Krilavičių laimintį taškais. Mano vaizduotėje atsiveria platus vandenys, žinokit. Po pirmojo raundo tų klausimų man gerokai daugiau nei atsakymų. Kaip klostysis tolimesnė kovos eiga? Vėl, Sparta yra paruošusi puikų kovos planą Krilavičiui. Stebėsime kaip. Toliau kis kovos dinamika.
Dirkstys dažnai antrose pusėse atrodydavo geriau nei jo varžovai. Tiesa buvo ir kova su Marausku, kur trečiajame raunde Dirkstys subirėjo. Čia matom, keičia stovėsimas Raimondas. Ir vėlgi Raimondas įmūrė tiesiog į virves Dirkstį. Čia pataikė. Pavojingi apsikeitimai iš tokios distancijos. Pirmą pataikė tikrai Dominikas, vėliau Krilavičius bandė atakuoti. Ir na taip atrodytų Dominiko Dirkščio džabų. Šiek tiek galbūt norėtųsi daugiau iš distancijos. Dabar būtent ir bandė prisimatuoti. Greitai prisitraukė Krilavičius Dirkstį, atrodo net nepatogiai, bet iš karto ranka iššauna, iš karto prisispaudžia. Taktiškai Krilavičius šiai kovai pasiruošęs fantastiškai gerai. Puikiai skaito varžovo atakas. Ieško dabar smūgio middle kiko po alkūnę. Norėjau sakyti, kad norėčiau pamatyti daugiau šitų low kickų į priekinę Dirkščio koją, kadangi tai labai gerai veikia ir pasitapindavo smūgės iš rankų. Krilavičius labai gerai reagavo. Prieš tai džabą lenkėsi po juo. Dar vienas klinčas, jau esame įpratę greičiausiai matyti. Tačiau tai sustabdo Dirkstį. Visiškai kol kas pasiteisina, dabar galbūt perspėjimą gavo Krilavičius iš referio. Tiesa, Dominikas šitame raunde tikrai daugiau spaudžia nei pirmajame. Bando prisitaikyti daugiau prie varžovo. Čia į gynybą. Ir galinė ranka prasimeta dabar. Wow. Labai įdomu ir kol kas. Čia geras tipas, kurį atlieka Dirkstys, nesitikėjo. Panašu, net Krilavičius tokio. Šoniniai smūgiai. Kažkiek galbūt išmušė jie iš vėžių Krilavičių. Šitaip Dominikas po truputį gali laiminėti šitą raundą spaudimu ir tiksliais smūgiais apsikeitimuose. Susikaupęs Dominikas, nebėra to blaškymosi, nebėra to plėvesavimo po ringą. Dar ir jėgų faktorius gali būti labai svarbus šioje kovoje. Daug stiprių smūgių, Krilavičius gerai nusilenkinėja, gerai reaguoja varžovo smūgius rankomis. Ir antrasis raundas artėja prie pabaigos, jame 40 sekundžių. Wow, kokia kairė skrieja Dirkščio pusėn. Mėgsta šitos overhandus mėtyti Krilavičius. O kaip gerai užsidaręs Krilavičius. Čia įspėjimą turėtų sulaukti, manau, Dominikas. Tęsiasi kova, 20 sekundžių. Džabas, kurį atlieka Krilavičius. Dirkstys matuojas atstumą. Spaudžia į prie ringo virvių Raimondas Krilavičius. 10 sekundžių šios lygios ir labai kietos kovos. Dominiko treneris šaukia tiesiog, naudok kelį. Šitose distancijose reikia naudoti savo pranašumą. Ir buvo tų sėkmingų kelių, ypatingai pirmajame raunde, kur atrodė net įkvėpti sunku buvo Krilavičiui, tačiau kol kas šios kovos dinamika mane stebina. Prisipažinsiu ne tokį, jo scenarijų aš įsivaizdavau. Tiesą pasakius, Krilavičius jau pasėdęs ir taip, dabar matome tas planas, kad vienu smūgiu bando Raimondas pataikyti, tačiau tie smūgiai tokia amplitudė su tiek jėgos dešinė tikrai atima daug jėgų. Tai tikrai nėra kova, kurios mes tikėjomės. Mes tikėjomės Dominiko dirbančio tik antru numeriu, einančių, išjudančių į šonus. Bet šitoje kovoje Dominikas padirba ir pirmo numeriu paspaudžia. Labai dinamiška kova ir kur kas geresnė, nei aš jos tikėjausi. Ir ko puikiausiai pristaiko prie tą, ką siūlo Krilavičius, tą patį klinčą. Šiek tiek tų žaidimų, kuomet tu permušinimas išmušamas iš ritmo. Kol kas viskas yra puikiai. Ir labai realu, kad būtent trečiasis raundas gali būti ir lemtingas šioje kovoje. Tikrai du pirmieji raundai buvo gana apylygus. Tų dramatiškų kovų. Nuitėmė organizacijoje Dirkstys jau turėjo, kur viską netgi kartais nuspręsdavo paskutinės atakos. Klinčą galėjome matyti dabar Krilavičiaus žaidimus, kaip padirbėjo. Šiek tiek galva Krilavičius išnaudoja. Tai, kad yra žemiau, barzda pastuksena savo galvą. Dega Krilavičiaus akis! Liepsnoja netgi, sakyčiau, Raimondas. Va čia yra tas charakteris, tai yra tas vyriškas, tas tvirtas Raimondo Krilavičiaus charakteris, apie kurį jis pats ir kalbėjo. Panašu į smūgį į pakaušį pataikė Krilavičius. Panašu, kad gali būti ir atimtas taškas, jei tęsis šitie nešvarų žaidimai. Kadangi abiems yra įspėjimas, tai
Greičiausiai taškų nieks netiminės. Tokie bandymai, aišku, jie reikalauja nemažai jėgų. Metas vėl į priekį Krilavičius. Puikiai sureaguoja Dirkstys į šį smūgį. Paskutinę sekundės dalį spėdamas pasitraukti. Spėdamas atlikti tą judesiuką galvą. Ką aš ir sakiau, atimamas taškas. Ir tai keičia viską šioje kovoje. Jeigu Raimondui galbūt būtų užtekę laimėti šitą kovą, tiesiog laimėti šitą raundą, dabar jam reikia pabaigti kovą nokautu. Arba šį raundą pabaigti lygiosiomis ir bus ekstra raundas. Toks scenarius irgi įmanomas. 1 taškas atimtas. Čia dar tikrai ne vakaras. Spaudžia, Raimondas Krilavičius nusilenkia nuo Dominiko Dirkščio. Pasižiūrė į laikrodį Raimondas. Na, pasižiūrė, kiek turi tam nokautui surast laiko. Galų gale knockdownas, nebūtinas nokautas. Šitų scenarijų tikrai dar galima prigalvoti. Iš apsisukimo pataiko. Pataiko ir Dominikas, dabar jau į korpusą jis. Labai stiprus smūgiai. Ir išrinko virgų. Ir nepaleidžia vienas kito. Na, čia jau. Čia vėlgi reiktų įvertinti, kas tam buvo didesnis iniciatorius tų veiksmų jau iškritus. Kokios emocijos iš abiejų kampų. Vienas kitą nori suplėšti tiesiog į gabalus. Krilavičius ir Dirkstys. Ir minutė, mažiau negu minutė. Kuris. Dirkstys prieš Krilavičius. Sparta prieš Muay Imperiją. Dominiko bandymas kulmuoti kojas gana aukštai. Jo haikikai. Prasimeta, bet pataiko. Pataiko priekinė, vėl pataiko. Puikus Krilavičiaus smūgiai. Ir galinė, limpa galinė. Nusilenkė Dominikas, jo kontrataka. Ir vėl galima tiesiog mėgautis šio kovą, kurią mums dovanoja Dirkstys ir Krilavičius. Pataikė Dominikas, bando pratęsti ataką. Krilavičius gerai nusilenkinėja. 15 sekundžių. 15 sekundžių. Wow, fantastiška šio. Vakaro kova prieš paskutinioji. Krilavičius prieš Dirkstį. Dar kelios sekundės atomazgai. Viskas. Ir greičiausiai sveikinam organizaciją turėjusią kovą, kurioje daugiausiai klinčo, skaičiuojant netgi visas Muay Thai kovas. Pirmą išvertimą iš ringo taip pat užskaičiuojam. Taip, Raimondas Krilavičius padarė viską, turbūt, kas galėjo būti jo arsenale šiandien, skaičiuojant ir gynybą. Tikrai puikiai gynėsi Raimondas Krilavičius, neleido dominuoti Dominikui Dirkščiui, stabdė jį tikrai pačiais geriausiais būdais. Ir na čia tas atimto taško faktorius gali būti labai svarbus, apie ką Gytis kalbėjo trečiajame raunde. Aš manau, kad tai bus viską lemiantis faktorius ir gerai. Raimondas sakė prieš kovą, kad jeigu Dominikas laimės taškais, tai jis turėtų jaustis kaip pralaimėtojas, bet aš manau, kad Raimondas turėjo realų šansą laimėti šitą kovą. Ir dar pasižiūrėsim, mes dar nežinom, kaip vertino teisėjai šios raundus, bet tas atimtas taškas labai komplikuoja situaciją. Bet netgi ir ekstra raundo variantas yra įmanomas. Neskuba ne vienas ringo kampas, nei džiaugtis, nei kažką, atrodo, dar rengiasi ir toliau tęsti kovą. Toliau vazelinu tepamas, pateptas yra Raimondas Krilavičius. Dominiko Dirkščio kampas taip pat, dar niekur neskuba. Tai, kad sekundantai toliau dalina patarimus, kovotojams jie taip pat netmeta ekstra raundo. Dabar yra diskutuojama apie tą būtent atimamą tašką, kadangi kiek suprantu, laiminėjo tą raundą Raimondas Krilavičius, tačiau jam buvo atimtas taškas ir būtent dėl to raundo yra diskutuojama, nes koks turėtų būti rezultatas. Ar grįžtama į 10-10? Nemažai chaoso kaip ir kovoje, taip ir po jos. Chaoso netrūko, visi laukia labai įsitempę. Ką paskelbs teisėjai?
Gerą, tikrai gerą kovą davė Krilavičius Dominikui Dirkšiui. Turbūt net pats Dominikas galbūt šiek tiek nesitikėjo tokios kovos, o dabar jau dėmesys į ringą ir netrukus šios kovos verdiktas. Viename iš raundų buvo užfiksuotos lygiosios. Kitus 2 raundus. Ir kovą laimėjo raudonasis kampas, red corner, Dominikas Dirkštys. Žiauriai gera kova. Kaip tau jinai pačiam? Vertinčiau gal 7-6 iš 10. Tikrai galiu geriau. Ačiū už tokį palaikymą. Kiek daug meilės. Kiek daug meilės. Daugiau meilės. Daugiau. Aš irgi jumis myliu. Ačiū, kad atėjot. Ačiū, kad nusipirkot bilietus. Ateisiu sekantį kartą ir dar žiūriu kažką nuplosiu. Kas yra? Su kuo ateit norėtum sekantį kartą? Klausyk, aš numeris 1. Aš pound for pound numeris 1. Jie nori su manim. Aš viršų, jie turi žiūrėti į kovą su manim, o mes spręsim. Mes žiūrėsim, kuris nusipelnė, kuris vertas, kuris moka šnekėti ne tik per promotioną. Kai aš jungiu kažkokią stumyklą, sako, jis durnas. Arba atsako tiesiog, ai, tu čia apie save. Man juokingai Mantas Stankevičius sako, tu pralaimėjai čia psichologiškai. Žmogus nesigaudo visiškai. Kur aš pralaimėjau psichologiškai? Kad man atsakė, jog aš pats toks, kai aš sustumdavau. Visiškas nepralaimėjimas. Tiesiog koks kitas klausimas. Raimondas norėjo įsiterpti. Aš jau klausimų nebeturiu. Dėkui tau. Bet Raimondas dar nori žodį kitą. Gal šį kartą ir aš kažką geriau pasakysiu. Hebra, ačiū. Jūs nesveiki. Myliu jūs. Kas žinot, aš esu dziudo imtynininkas. Pound for pound, bitches. Tikrai nebuvo man labai sunku. Sergejus, Dominikai, eitum su Sergejum galvą nuplėštų. Ačiū labai visiems, kas atvarėt. Ačiū Jutimiai organizacijai. Pradedam susidraugauti po truputį. Man patinka matyti jūs čia. Man patinka būti čia, aš tikiu, kad mes greitai susitiksim. Ir ačiū Sparta Fight Gym komandai, ačiū jums. Ačiū Riki Greito, ačiū Raimondui, ačiū Dominikui. Šios kovos nugalėtojų tapo raudonasis kampas Dominikas Dirkštys.